Labą dieną. Šiandien turim 162 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie bolševikų įsigalėjimą Rusijoje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie pilietinį karą. Taigi bolševikų politika kėlė nemažos Rusijos gyventojų dalies pasipiktinimą ir pasipriešinimą. Prasidėjo ginkluota kova. Bolševikai buvo vadinami kabutėse raudonaisiais, o jų priešai kabutėse baltaisiais. Didelės antibolševikinės pajėgos susitelkė Rusijos pakraščiuose. Šiaurės Kaukaze susiformavo savanorių armija, vadovaujama generolų Kornilovo, Denikino, Aleksejevo. Pietuose kovojo generolo Krasnovo vadovaujami Dono kazokai. 1918 m. vasarą ir rudenį Ukraina, Donas, Kubanė, Pavolgis, Sibiras buvo su bolševikais kovojančių gvardiečių rankose. Bolševikai stengėsi žūtbūt išsilaikyti. Jie įvedė privalomą karinę tarnybą 18–40 metų vyrams. Raudonoji armija augo, ginklavosi, buvo panaudotos visos ginklų atsargos, imta gaminti naujus. Armijos stiprinimui, gynybos organizavimui vadovavo karo reikalų komisaras Trockis. Norint įbauginti gyventojus, kad nedrįstų priešintis, imtasi represijų. Pradėta steigti koncentracijos stovyklas. Tenai dažniausiai pakliūdavo baltagvardiečių šeimų nariai, buvę karininkai, neatlikę prievolių ar kokių nors įsakymų, pavyzdžiui, valyti sniegą nuo geležinkelių, valstiečiai, įtariamieji simpatizuoja baltiesiems. Daugelyje raudonųjų užimtų miestų buvo surengtos žudynės. 1918 metais Liepos mėnesį bolševikai užėmę Jaroslavlį sušaudė apie 400 žmonių. Panašiai atsitiko ir Kazanėje, Samaroje. Bolševikų kontroliuojamoje teritorijoje kalėjimai buvo prigrūsti įkaitų, tai yra turtingų, žinomų, gerbiamų žmonių. Gyventojams bandant sukilti, pasipriešinti, įkaitai buvo žudomi. 1918 metais, antrąjį metų pusmetį, buvo sušaudyta mažiausiai 6000 žmonių. 1918 metais, Liepos 16 dieną, nužudytas paskutinis Rusijos caras Nikolajus II, jo šeima, gydytojas, tarnas. Už nusižengimus, dezertyravimą, traukimąsi be leidimo, kareiviai ir karininkai buvo šaudomi. Šaudydavo tam tikri patikimų komunistų daliniai. Pats didžiausias pavojus bolševikų valdžiai kilo
1919 metais, kai į kovą su jais stojo stiprios buvusios caro kariuomenės generolų armijos. Kovo mėnesį puolimą pradėjo admirolo Kolčiako armija. Kabutėse vyriausiasis Rusijos valdovas, taip jis buvo tituluojamas, Sibire turėjo subūręs daugiau kaip 130 tūkstančių vyrų kariuomenę. Ginklais jį rėmė užsienio šalys. Kolčiakas užėmęs visą Uralą puolė centrinės Rusijos rajonų kryptimi ir priartėjo prie Volgos. Prieš Kolčiaką stojo didelė dalis Raudonosios armijos, nusiųsti šarvuoti traukiniai. Į Raudonąją armiją buvo pašaukti buvę caro armijos karininkai. Daugelio jų šeimos buvo laikomos įkaitais. Armijoje įvesta griežta drausmė. Kolčiako armija pralaimėdavo vieną mūšį po kito ir traukėsi. 1920 metais jos nebeliko. Patį admirolą raudonieji sušaudė. 1919 metais birželio mėnesį, jau traukiantis Kolčiakui, prasidėjo smarkus kitų baltagvardiečių dalinių puolimas iš pietų. Jam vadovavo generolas Denikinas. 100 000 karių armija puolė plačiu frontu, nuo Volgos iki Dniepro. 1919 metais priartėta prie Maskvos. Sutelkę pajėgas, didesnes už Denikino armiją, bolševikai ją atstūmė ir 1920 metais pavasarį galutinai sutriuškino. Armijos likučiai pasitraukė į Krymą, kur jiems toliau vadovavo generolas Vrangelis. 1920 metų rudenį ir ši kariuomenė buvo sutriuškinta. Stiprių, gerai organizuotų, karinių antibolševikinių pajėgų po Vrangelio pralaimėjimo nebeliko. Sudedamoji pilietinio karo dalis buvo antisovietiniai sukilimai miestuose ir kaimuose. Dažnai prieš bolševikus stodavo ir didžiųjų pramonės centrų darbininkai. 1918 metų viduryje įvyko sukilimas Iževske. Vien tik 20 centrinės Rusijos gubernijų įvyko 245 dideli antisovietiniai maištai. Tie rajonai dažniau už kitus patirdavo maisto nusavintojų kabutėse žygius. Ukrainoje veikė armija, vadovaujama kabutėse Batiuškos Machno. Valstiečių sukilimai nesiliovė ir 1920–1921 metais. Jie apimdavo didelius rajonus, bet nebuvo gerai organizuoti, neturėjo vienos vadovybės. Valstiečiai buvo prastai ginkluoti. Šiuos sukilimus Raudonoji armija žiauriai nuslopino. Pilietinis karas baigėsi 1920 metais bolševikų pergale. Baltieji pralaimėjo, nes generolai kovojo nederindami savo veiksmų, jie neturėjo patrauklios politinės programos. Valstiečiai, nerusiškos imperijos tautos jų nerėmė, nes nenorėjo dvarininkų žemėvaldos atkūrimo ir carų valdžios sugrįžimo. Visi baltieji svajojo po pergalės ir toliau valdyti carų pavergtas tautas,
tai yra lietuvius, latvius, estus, suomius, o kai kurie net lenkus. Vakarų valstybių vyriausybės rėmė baltuosius generolus ginklais, bet jos, nors ir nekentė bolševikų, nesiėmė prieš raudonuosius ryžtingų veiksmų, tikėdamosis, kad bolševikų režimas savaime žlugs. Prie bolševikų pergalės prisidėjo ir jų fanatizmas, žiaurumas, nesiskaitymas su priemonėmis, tarp gyventojų pasklidusios iliuzijos, kad bolševikai sukurs tobulesnę visuomenę. Šaliai buvo padaryta milžiniškų nuostolių. Daugybė žmonių žuvo frontuose, buvo sušaudyti raudonųjų ar baltųjų, emigravo. Iš viso 1918–1920 metais tame laikotarpyje Rusija neteko apie 12 milijonų gyventojų. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie pilietinį karą. Kodėl Rusijoje kilo pilietinis karas? Kokie pilietinio karo rezultatai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.